Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir šiandieną tam gražiam tarpelyje tarp kalėdų ir naujųjų norėjau pakalbėti apie tai, kaip nepakenkti savo atsisakant alkoholio. Visi mes žinom, kad alkoholis yra blogis. Galim ten kalbėti apie miltus, apie mėsą, apie dar ką nors, bet jau taip tiesiogiai, kas mus naikina, tai visiškai aišku, kad tai yra alkoholis. Bet turbūt jūs girdėjote daug gyvenime tokių pavyzdžių, kad vieni tą alkoholį geria taip sveiki ir išeina iš gyvenimo ir laimingi. O kiti staiga pradeda drastiškai mesti, suserga arba dar kaip nors. Vat kaip suprasti, kodėl vyksta tie procesai? Tai šiandieną, žinoma, ir savo pavyzdžių, kaip visada paremsiu, ir vibracinių dažnių skirtumais, kodėl vieni sėkmingai meta, o kiti nesėkmingai. Tai visų pirma pradėsiu nuo to, nuo savo gražaus tokio atradimo ir posakio, kuris vienareikšmiškai yra teisingas, kad visi etapai geri, jeigu iš jų išeini. Reiškia, jeigu mes kažkokį trumpą laiką jame pabūnam, išeinam į kitą etapą, tai viskas yra gerai. Kaip buvo su alkoholiu mano gyvenime? Mano giminėje šeimoje nebuvo nei vieno žmogaus, kuris absoliučiai nevartotų alkoholio. Visi jo vartojo ir iš šeimos irgi buvo žmonių, kurie daug vartojo to alkoholio ir aš tame tarpe visada jo būdavo mano gyvenime. Ir jeigu aš taip į brandą pradėjau galvoti, kiek laiko aš negeriu, tai žinokit, savaitę laiko maksimum, nes savaitgaliais visada jis būdavo. Tai šampanėlis, tai draugai, žinot, mes matom visuomeniai labai viskas kaip gerai, gyvenimai sutvarkyti, tai žiūrėkit, tuoj vynas geras, tipo, tai sūris geras, tai dar kas nors ir taip, žinot, gražus paveikslėlis toks, čia viskas čiki-piki, čia taurė. Tai va, visi mes ant to laiptelio užlipam, bet aš, kadangi žmogus visada viską norintis patikrinti ir jeigu kažką sakau, tai turi būti prie to prisiliestusi ir pati pabandžiusi. Tai aš pagalvojau, gerti tai aš bandžiau, bet negerti aš tai nebandžiau. Man reikėtų pabandyti negerti. Ir žinot, o kaip mes galim žinot, kas yra geriau, gerti ar negerti, jeigu visada geriam ir nebuvo jokio ilgo tarpo be alkoholio? Negalim, ar ne, nes mes turim palyginti. Ir aš tada paskelbiau savo, kad aš pabandysiu negerti pusmetį, nevartoti alkoholio. Dabar pasakysiu apie klaidą, kur dažnai žmonės susimauna ir jų sveikata pašlyja, kai jie atsisako gerti, tai kai jie pasakė, viskas, aš gerti mečiau. Kaip reaguoja mūsų pasąmonė ir visas vidus, tai kad iš jo kažką atėmė. Jam yra didžiulis stresas, jis prieštarauja. Tas mūsų vidus ir pasąmonė, jis nori prieštarauja, todėl vyksta dezonansas mūsų su mumis. Suprantat, mes savyje supriešinam save prieš save. Todėl, jeigu jūs norite atsisakyti alkoholio, jūs neužbrėžkit griežtos ribos ir nepaskelbkit karo savo pasąmonėje. Jūs sakykite, kad aš bandau negerti, ten mėnesį pradžiai. Arba pabandysiu negerti 2 mėnesius. Bet jeigu man bus sunku arba kažkaip aš jausiuos blogai, aš išgersiu. Aš išgersiu to šampano, ir toliau gal vėl pabandysiu, o gal nebandysiu. Palikit savo laisvę spręsti, nes mūsų smegenys veikia kaip. Pasižiūrėkit, jeigu norim sugniuždyti visiškai žmogų, tai jį reikia ne tiesiog pasodinti į kalėjimą, bet pasodinti į kalėjimą ir nepaskelbti, kiek jis ten turi laiko prabūti, be nuosprendžio. Tada žmogus sugniužta visiškai, susinaikina, todėl kad jis nežino, kiek laiko jam ten reikės prabūti. Jeigu žino, kad 5 metus, jis ramiai, psichologiškai nesugniužęs, prabus tuos 5 metus. Todėl tas žinojimas ir metant alkoholį, jeigu jūs žinosit, kad, jeigu jums bus sunku, jūs išgersit ir toliau žiūrėsit, jūs pasilikit laisvę savo spręsti ir nenuteiskit savęs, kad viskas, niekada dabar jau jūs negalėsit pasielgti kitaip.
Laisvos valios principas yra pats pagrindinis principas visatoje, todėl visada jūsų valioje turi išlikti galimybė nuspręsti. Tai nebrėžkit tos labai ribos, o pabandykit kalbėti su savim tuo lygiu, kad aš bandau. Nežinot, kaip mes paskelbėm visiems, nuo naujų metų negeriu, nevartoju, dar ko nors ne. Ir tada jau labai nepatogu visiems pasakyti, o kaip aš čia pradėsiu dabar vėl, ne? Ir vėl nėra kaip ir tu save lyg užsidarai spastus. Todėl jeigu ir kalbat su savo artimaisiais apie tokius planus, tai jūs sakykit, pabandysiu, nežinau, išeis ar neišeis. Jeigu išeis, pažiūrėsiu, kaip jaučiuosi. Ir taip jums bus lengva. Kodėl dažnai žmonės suserga, kai meta ne tik alkoholį, meta mėsą valgyti, meta cukrų, meta dar kažką, alkoholį, todėl kad būtent organizmas nėra tame lygmenyje ir sąmonė nėra tame lygmenyje, kad jie būtų pasiruošę tai daryti. Lygiai taip pat su vibracijom, kaip žemoje vibracijoje yra terpė palanki veistis visokiems grybelėms, mikrobams, žmonės turi visokias ligas, žvynelinės, dar kažką. Lygiai taip pat ir alkoholis toje terpėje žmogui yra norma. Jis gerai jaučiasi išgėręs alkoholio ir jam reikia iš to išeiti būtent per sąmonės, per galvojimą. Kaip aš jaučiuosi išgėręs, ar ne, ar čia gerai, ar čia mano sveikatai gerai, o kaip čia per analizę, kad papunkčiui ir lygiagrečiai mes eitumėm su sąmonė į alkoholio atsisakymą, o ne drastiškai, tarkim, jeigu mes esam žemam vibraciniam dažnį ir atsisakom alkoholio, tada dezonansas, ar ne, mums reikia to alkoholio, mums reikia jį tiesiog palaipsniui mažinti, galvoti ir neužbrėžti tokių ribų. Kas liečia mėsos atsisakymą, jau kad prakalbam apie tokius dalykus, ar ne, aš vėlgi per savo pavyzdį mėsą visada valgiau ir valgau. Alkoholio beje, dabar baigsiu mintį, ar ne, pabandžiau nevartoti pusmetį, dabar jau virš 2 metų, kai aš jo visai negeriu ir netgi kalėdos, aš turėjau proseko butelį, bet aš tiesiog neturiu noro. Kodėl? Todėl, kad kai aš pusmetį negeriau ir pabandžiau paragauti šampano, aš supratau, kas manyje vyksta. Manyje vyko toks kažkoks drebulys, kur aš net reaguoti, kaip organizmas išsivalęs reaguoja, tada mes galim pažinti ir palyginti. Aš išgėriau tada gal gurkšnį, gal dar po pusės metų išgėriau dar gurkšnį ir tada supratau, kad aš aiškiai pamačiau jo poveikį. Tai su alkoholiu buvo taip. O su mėsa, kaip mes kalbam apie mėsą, ar ne, ką aš jums noriu pasakyti. Kai aš atėjau į supratimą, kaip sudėtas pasaulis, daugelis stereotipų buvusių mano gyvenime anksčiau, jie absoliučiai apsivertė. Ir tas periodas, kai virto pasaulio sandaros suvokimas, aš tuo etapu valgiau gal 2 kepsnius į dieną. Aš tiesiog valgiau ir tas maistas kažkur dingdavo. Svoris vis tiek krito, aš net atėjusi į parduotuvę, kur dažnai vaikštau, moteris pardavėjas sakydavo, ponia, ar jums kažkas atsitiko? Aš tiek buvau praradusi svorio, valgydama po 2 kepsnius į dieną, kad aš nesupratau, kas vyksta. Po to, kai viskas stojo į vietas, šita pasaulėdara įsitvirtino, viskas vėl susilygiavo ir valgau kaip valgiau. Mėsos, aišku, mano gyvenime yra ir dabar. Kažkaip aš niekada neverčiu savęs daryti to, ko organiškai man norisi arba nesinori. Viskas vyksta labai sąveikoj su mano vidiniu jutimu. Tai apie mėsą jeigu, tai įsivaizduojat, juk smegenys naudoja daugiausiai energijos. Energija statomoji yra baltymai. Kūnas jau nestato savęs, jau jis atsistojęs iki 40 poziciją, kokią turi turėti. Bet smegenys, kai virsta perkrova, jie naudoja labai daug. Šiandien aš suprantu, kodėl tai vyko mano gyvenime. Ir kaip sakoma, jeigu tu tik susimausi stereotipiniam mąstymui ir pagalvosi, šviesų žmonės, vibracijos kyla, nereikia mėsos ir pasimausi, užlipsi ant grėblio.
Tai šiandien aš tai suprantu, nes aš nepasidaviau tiems dalykams ir elgiausi taip, kaip man atrodė, kad reikia elgtis. Taigi ir mėsą valgyti, ir alkoholį gerti, ir daug dalykų daryti reikia ir tinka. Kai ateina laikas kažką keisti, keiskim papunkčiui, nedrastiškai, nepaskelbdami nuosprendžio savo pasąmoniai, keiskim per manymą, kad aš bandau, aš galiu vėl pradėti, jeigu man bus sunku, aš turiu teisę dar kartą pabandyti ir dar kartą. Ir tada taikoje su savim, su savo vidum, mes palaipsniui ir tas vibracijas pakelsim ir nesugadinsim, ir nesupriešinsim, ir nesulaužysim savo kūno. Niekur nėra reikalinga kategoriškai kažkaip spręsti. Todėl tą ir norėjau pasakyti, kad nenuteiskim savęs. Ir jeigu manom, kad alkoholio reikia atsisakyti, tai darykim tai labai lengvai, draugystėje su savo vidumi. Tai šiandien, kaip dažnai sakoma, kad viskam reikia laiko, tai sprendimams laiko nereikia. Sprendimams reikia jūsų valios ir suvokimo apie pasaulį, kad tie sprendimai būtų tinkami. O ar jūs padarėte teisingą sprendimą ar klaidingą, va tam reikia laiko. Šiandien aš matau, kad alkoholio atsisakymas buvo labai naudingas man, kad aš jaučiuosi dabar super gerai. Vėlgi aš galėjau palyginti tik tai per būtent tą periodą, kai jo nevartojau ir kai supratau, kuris geresnis, pasirinkau tą, kuris man geresnis. Jeigu aš būčiau taip nesupratusi, aš būčiau toliau gerus tą šampaną maloniai ir nieko čia blogo nėra. Viskas turi būti taip, kaip mums gerai. Jeigu esam siauresniai sąmoniai, žemesniam vibraciniam dažniui, mes geriam tą šampaną ir kaifuojam, ar ne? Taip, kad į viską reikia žiūrėti labai žmogiškai. Svarbiausiai neiti prieš save. Jeigu turim savo pretenzijų, tai tiesiog galvokim apie tai ir kai dažnai apie tai galvosim, vis tiek ateisim iki tų žingsnių. O karo nereikia niekur, nei pasauly, nei su savim. Tai ačiū Jums už dėmesį ir susitarkim su savim.